Esu ne kartą kalbėjęs, kad tendencija iškastinio kuro brangimo tęsis ir kitais metais. Ir produktai, kurie gaunami naudojant dujas, naftą, taip pat atitinkamai brangs. Kalbu visų pirma apie butų šildymą, apie elektros gamybą. Šiandien jau prognozės tokios, jog butų šildymas brangs 50, o kur 60%. Elektros gaminimui naudojamos dujos taip pat brangins elektros kainą. O uždarius atominę elektrinę, apskritai turim pasakyti tiesiai, elektros kaina gali būti dvigubai didesnė. Todėl vis daugiau ir daugiau žmonių supranta alternatyvių energijos šaltinių naudą. Tai visų pirma vėjo jėgainių statyba pas mus yra neišvystyta. Vėjo energetika yra dar tik tai pradinėje stadijoje. Biokuras, išskyrus malkas, gal kiek tai atliekas, malkų atliekas, skiedras ar briketus, mažai naudojamas. Bio dujos, kurios visame pasaulyje yra plačiai naudojamos, pas mus dar netaikomos, nevartojamos. Ir kas blogiausia, nėra net teisinių aktų reglamentuojančių biodujų gamybą. Geoterminis šildymas taip pat nėra skatinamas mūsų valstybės. Todėl energetikai, tradiciniai mūsų energetikai, nėra suinteresuoti alternatyvių energijos šaltinių vystymu. Yra susikūrę monopolijos perdavimo, elektros perdavimo, šilumos, gaminimo ir tiekimo. Ir šitie monopolistai nėra suinteresuoti, kad rinka taptų liberali, kad nauji elektros energijos gamintojai ir tiekėjai galėtų sudaryti tiesioginės sutartis su vartotojais, kad vartotojas galėtų pasirinkti, ar jam gauti elektros energiją iš vieno ar iš kito šaltinio. Turbūt, jeigu jums parduotuvėje įkištų pašvinkusią dešrą, jūs neitumėte į šitą parduotuvę. O kai dabar mūsų butai yra nešildomi, kai jie nepasiekia reikiamos temperatūros, mes neturim galimybės pasirinkti. Todėl mano kaip aplinkos ministro pasiūlymas vyriausybei sudaryti komisiją, kuri leistų liberalizuoti šitą rinką, sukurti konkurenciją, kad vartotojas laimėtų šitoj konkurencinėje kovoj, galėdamas pasirinkti patį pigiausią ir patį kokybiškiausią tiekėją. Aš įsitikinęs, kad konkurencija, alternatyvūs energijos šaltiniai padėtų mums įveikti krizės padarinius, kurie gali Lietuvai skaudžiai kainuoti.